jaunesnis eilinis Zapolskas, esu iš Vilniaus. Atvažiavau dabar čia į komendantūrų tą 10 dienų kursą. Iš tikrųjų šaukiamas vien tik dėl to, kad myliu savo šalį, myliu savo šeimą ir po įvykių, kas vyksta Ukrainoje, tai net nedvėjojau ir visada ieškojau kažkokios tokios galimybės, kaip įsilieti į gynybos visą sistemą, į krašto apsaugą. Ir kai atsirado komendantūros, paskaičiau, kad tai man yra pats tinkamiausias variantas, kur galima suderinti darbą ir skirti tas 10 dienų. Aš nežinau, ar per metus tai bus, ar ir daugiau, bet jeigu ir daugiau, aš vis tiek skirsiu, nes manau, tai yra mano pareiga. Aš turiu žmoną, turiu 2 dukras, kurias labai myliu. Tai nemanau, kad jos turėtų eiti tuo užsiiminėti, manau, tai yra mano pareiga. Tonas Kęstutis Lapienė, šiame kurse esu kuopos vado pavaduotojas. Tai yra pirmas komendantinių vienetų rengimo kursas, kurio metu yra mokinama ne tik tais ginkluotė, bet ir medicina, taktika ir kiti dalykai. Turime šaudymo pratybas, per kurias jau praktiškai atliekame kovinį šaudymą. Tai visi išlaikę yra šiuo metu ginklo valdymo testą ir jau atlikome pirmąjį pratimą, kovinio šaudymo pratimą. Surinko įvairi publika ir tiesą pasakius labai aukšta motyvacija ir ta prasme mes kaip instruktoriai turim ganėtinai daug pasiruošti ir perduoti tų žinių, nes jie tiesiog kaip kempinė geria tas mūsų žinias ir klausinėja, domisi, visą laiką prieina po paskaitų per savirašą ir labai drąsiai iš tikrųjų žino, ko nori ir ko atėjo. Ir kaip sakau, čia yra mums iššūkis, kaip sakant, perteikti teisingai žinias ir netgi papildyti ir būti pasiruošusiam ir būti pavyzdžiui. Karo policija mūsų supažindino su automobilių stabdymu ir vykdėme automobilių patikrą. Tiek išorės, automobilių išorė, tiek vidų. Parodė, kaip sulaikyti asmenis, apieškoti. Buvo vykdoma asmenų patikra. Esu jaunesnysis eilinis Benvenutas Ivanauskas, esu iš Kauno. Esu pats tarnavęs prieš 24 metus karo inžinerijos batalione. Karyba visada vedė mane, bet tik tam lygmenį domėjimosi, žiūrėjimo laidas apie karybą, o paskatino turbūt pastaroji geopolitinė situacija, tiesiog nesinorėjau likti nuošaly. Kas liečia karo komendantus, kursai intensyvūs, daug dalykų teko ne tik pasikartoti, bet ir išmokti. Mane sužavėjo tai instruktorių profesionalumas, žinių tas perteikimo metodas, jaučiasi tas bendravimas kaip kolega su kolega ir tas labai palengvina įsisavinti viską. Esu aviacijos inžinierius ir konstruoju ir prižiūriu orlaivius ir šiandien netilstant kalbom apie dronus, aš manau, kad šioje srityje galėčiau daug nuveikti. KASP 5 rinktinės štabo ir aprūpinimo kuopos vyriausioji paramedikė. Mokomės pirmos pagalbos, vertinti gyvybinės funkcijas, atverti kvėpavimo takus bei svarbiausia stabdyti masyvų išorinį kraujavimą. Šiandien dirbs su turniketais, spaudžiamaisiais tvarsčiais. Vyresnis seržantas Ričardas Mykolaitis, esu profesinės karo tarnybos, dabar pensininkas. Dirbu, gyvenu civilinį gyvenimą, išgirdau apie komendantūras, tiesiog pasidarė smalsu, kas tai per darinys, įdomu, kas pasikeitė kariuomenėje, aprūpinimas, ginkluotė, aplinka ir panašiai tiesiog, ir būdas išlikti jaunam. Jauni žmonės, žiūriu, savanoriai, man mistika iš viso, kaip jie pasiruošę. Turėjom į profesinę prasme, psichologinę, pedagoginę, tai maloniai nustebino netgi, sakyčiau. Bendrauja mandagiai, aplinka gera, man tai svarbiausia, kad manęs niekas neerzintų, niekas manęs nepykdytų tyčia. Grandinis Valdas Dainys, esu instruktorius ir tuo pačiu skyriaus vadas komendantinių vienetų. Tema yra pastato valymas, mokinomės prijudėti prie pastato deimantų, užimti saugą prie pastato. Svarbiausia pastate yra, pavadinkim, agresyvumas, taktiškai judėti, stebėti savo draugus, kolegas, ar jie teisingai viską atlieka, neišbėgti prieš ginklą. Čia aš manau, kad yra pašaukimas, ta pati meilė tėvynei, tai viską galima suderinti, tikrai galima. 10 dienų tai nėra daug ir viskas tvarkoja. Ačiū Jums, kursantams, už Jūsų laiką, už Jūsų pastangas, kad atsiliepėt į valstybės poreikį
suradot laiko, nepaisant šeimininių reikalų, nepaisant darbo reikalų, šitas 10 dienų paskirt mokymuose ir rengimuose komendantinių užduočių vykdymui. Nuo šiol jūs esate dalis kariuomenės. Tėvynės labui!